Pasivaikščiojau, apžiūrėjau lazdinėlius iš drono skrydžio ir štai ką galiu pasakyti apie kvartalą Riverland. Noriu konstatuoti faktą, kad Riverlandas yra toks spalvingas, kaip ši žaidimų aikštelė, kur yra už mano nugaros. Tikrai taip, Toma. Ne tik spalvingas šis kvartalas, bet jis toks nuoširdžiai geras. Nes tikrai buvo labai daug įdėta meilės. Tai, kad mes sukurtumėm jį tokį, koks jis yra. Nes nusipirk būstą tai nėra eilinis sprendimas. Ir labai jaučiasi tas žmonių noras, kad jiem pagelbėtumėm, kad jiem tikrai padėtumėm ir skleistumėm visą informaciją. Va, irgi atnešiau jum, jeigu kartais nuspręstumėt rinktis naują būstą, mes sukūrėme tokį klausimyną, kuriuo vadovaujantis jums bus galbūt šiek tiek paprasčiau priimti sprendimą, kur pirkti. Pavyzdžiui, tokie dalykai, ramaus pasisėdėjimo erdvė senjorams. Na ir čia, nors ir tu esi jaunas, ar ne, galbūt negalvoji dar apie senatvę, bet tu turi artimųjų senjorų, kurie atvažiuos ir, pavyzdžiui, ar tu turėsi su jais kur nueiti. Geras, mini golfas kieme. Čia golfas beje visai šalia mūsų, va čia pakilus laiptukais, kaip tik ten matys. Jūs tiesiog nusiperkat lazdą savo, einat ir žaidžiat. O senjorai prižiūri senjorų erdvėje vaikus, ar ne? O mes čia turim net bučinių užuovėją. O ką jūs vadinat bučinių užuovėje? Mes visom aikštelėm suteikiam tokius šmaikštesnius įdomius pavadinimus, kad, žinot, ne tik jose būtų faina būt, bet dar ir žmonėm būtų daugiau temų pokalbiui. Sakykime, šita aikštelė pas mus vadinasi mažųjų kosmonautų rengimo bazė. Žinot, kaip gaunasi, tu po bučinių užuovėjos jau po poros metų leidi savo mažai kosmonautą treniruotis, ar ne? Kuris darys pasaulį geresnį. Okay.